Labas rytas, šiandien yra ketvirtadienis ir šiuo metu laukiu, kol ateis pas mane Indrė, pažiūrės mano Armani, nes noriu pamatyti, atsigersim tikriausiai kavos ir tada važiuosim į Palangą. Šiandien bus, bent jau mes laukiu šiandien tos dienos, labai laukiu iš tikrųjų, kada galėsim su Indrė kartu pabūti, praleisti laiką. Tikrai bus įdomu, nes aš žinau, kad mes visada kažką nuveikiam labai smagu, visokių nuotykių patiriam. O šiandien diena ir oras nėra labai fainas, nes nėra saulės. Jau kelintą dieną nėra saulės ir pastoviai lyja ir man labai iš tikrųjų liūdna. Nes kai aš dirbu, būna visada gražus oras, bet aš to oro nematau, nes aš esu užsidarius Akropolė, o kai man maždaug nereikia dirbti, tai oras toks būna, koks šiandien yra. Toks niūrus ir labai nefainas. Tai va, laukiam Indrės. Valgiam, ateitite. Dabar varom kažkur ir pradėjo lyti. Bet ir kad Indrė turėjo skėti, tai mums visada pasiruošus. Dabar kažkur vėl varom, bet nežinom, kur varom. Aš šiaip norėčiau tave ten nusivežti to vaflio, bet aš nenoriu valgyti šiauriai. Reikia palaukti. Kažkur veikti. Nežinau, ką galim Palangoje veikti, pasiūlykit. Ir komentarus parašykit. Nes čia iš tikrųjų nelabai ką yra veikti. Yra, jeigu valgyti nori. Jeigu valgyti nori, tai jo, yra aiškus. Bet mes ką tik pavalgėm. Vėl apetitas, vėl tie patys makarončikus valgau, jinai valgė vegetarišką burgerį, bet nusivylė, nes nebuvo toks skanus, ne? Jo, aš ir filmuoju. Gerai. Gal nueinam, nežinau, kažkur, kokios arbatos ar kažko atsigerti kažkur. Ir gal tada nustos lyti. Ir tada galėsim tų vaflių, jeigu norėsim valgyti, nuvaryti. Gal nebus eilės, nes lyja. Gal vis tiek laukai nieks nestovės, žinai, dėl vaflių. Kur nors basankį kokią nors kavinę nueisim paprastą. Vis tiek arbatos turėtų duoti. Arba ką, žinau, kokį kokteilį. Arba galim iš tikrųjų varyti, jeigu nori tų kokteilių, kur karočiai tie dideli tokie yra. Galim. Tai galim varyti ten. Ten prie Ekspo, žinai. Tai va ten. Ten labai didelį. Tai va varom gerai, ten jau nusprendėm. Parvarėm jau į Klaipėdą. Iš Klaipėdos tarsi. Iš Palangos. Varėm su taksu iki autobusų stoties, nes žiauriai lyt pradėjo. Mano batas. paliko? Jo, jinai skėtį paliko taksistui atsiminimui.
Aš batus sušlapau, dabar skundžiasi jai, kad man išdys batai. Ir laukiam jos autiko įdėtuvo. Nes neišdystavo. Tai gali kas nors sutikti čia. Kaimietė. Nu, kaimietė mūsų. Nu tai va, nežinau, ką daugiau veiksim. Marinsim ir viskas. Šiaip čia yra tokia kavinė. Bet aš taip tingiai. Mes žadėjom šiaip tų vaflių. Na, į Palangoj, bet buvom pilnas, baisiai pilnas. Nieko, bet nebenorėjom, tai nebenorėjom. Nežinau, čia kitą kartą, kitą vasarą. Na, aš jau namie, jau labai seniai iš tikro namie. Ir atsisveikinau su Indre, buvo labai gaila iš tikro, labai liūdna. Nes klausimas, kada mes pasimatysim, nežinau. Iš tikro kažką kalbėjom, kad man reikėtų pasiatvažiuoti kažkada, bet nežinau kaip čia bus. Žodžiu, ir šiaip noriu pakalbėti apie draugystę. Tarkim, mes su Indre nesimatėm, galim sakyti, metus laiko. Bet kai aš, tarkim, susitikau su ją, man nebuvo taip, kad man baisu ir panašiai, ar jinai pasikeitė kažkuom, ar panašiai. Aš žinau, kad viskas išliko po senoviai, kaip ir buvo prieš metus, ir prieš 2 metus, ir prieš 3 metus. Nes, kaip ir sakiau, mes pradėjom bendrauti dar mokyklos laikais. Kodėl aš sakau mokyklos laikais? Aš baigiu mokyklą prieš metus. Tai nėra taip ganėtinai senai, bet kažkodėl atrodo, kad senai. Tai ir noriu pasakyti, kad draugystė yra labai svarbus dalykas kiekvienam, manau. Bet kas labiausiai parodo draugystę ir įvertina jo stiprumą, tai yra laikas. Tarkim, mes nesimatėme metus, bet mes susitikom ir visiškai niekas nepasikeitė. Mūsų bendravimas liko tas pats, mūsų juokai ir nejuokai tie patys. Mes tiesiog tokias pačios ir tas laikas, kurį mes esam, tarkim, atskirai, jisai mums jokios neigiamos įtakos nedaro. Ir man tai labai džiaugiuosi ir aš ta prasme kiekvienam linkiu jūsų, kad surastumėt tokius draugus, su kuriais būtumėt tikras aš ir nebijotumėt būti toks, koks esate. Ir nereiktų kažkuom vaidinti, ko nesate prieš savo draugus ar kopijuoti juos, nes turi draugai mylėti jūs tokį, koks jūs esate. Tarkim, aš Indre esu labai dėkinga, kad jinai atsirado mano gyvenime. Visiškai gal netikėtai, bet, kaip sakoma, tinkamu laiku ir tinkamoj vietoj. Ir dabar aš labai džiaugiuosi tuom, kur mūsų draugystė yra nuėjusi. Nes mūsų draugystė yra labai labai stipri. Labai tave myliu, Indre. Labas, aš jau sveikinuosi su jumis iš Kretingos, nes atvariau pas savo draugą, kuris, aiškus, dar miega. O, blemba, traukinys kaip tik važiuoja, nes jau dabar yra 1:30, dar miega. Nu, žodžiu, tai varau žadinti jį. O šiandien varysim vakare mes į Palangą, nes bus buvusi moterų reikalai 2, ten su Stonkum ir Jankevičium. Pirmoji daly mes buvom, tai varom ir į antrą. Tai bus labai fainai prižvengsim. Aš jį taip kiekvieną kartą turiu net. Bet dabar net rankos. Duodi, kelies. Nu, prašau, varom. Varom. Vis atėjo apskirpti. Bet uždaryti. Nupirkam auskarus, šiaip ne taip. Nes kur aš nupirkau, jam nepatiko. Ir čia nereikia. Nu, tipo, gal iki 4 tik dirba.
Bet tai net neparašyta. Žmogus, kai apskirti nori, negali apskirti. Kažkaip čia iki Kretingoje viskas labai trumpai dirba. Galiu pasakyti. Varam į Palangą. Neapsikirpo šitas gražuolis, nes visur buvo uždaryta. Tuštis vakriukas, čia tik mes. Žodžiu, pavalgėm dabar, atėjom prie kažkokio iliuzijų parko. Čia parkas jau. Bet aišku, neįsim, nes 7 eurus kainuoja. Reiks stumt laiką iki 7 valandų. Dar turim valandų laiko. Nežinom, ką veikti. Truputį šaltai yra. Ne, mažiau. Jau sėdim. Galėsim vis dar kitur eiti, nes šį buvo, kaip aš žiūrėjau, labai daug laisvų vietų. Galėsim belėk kur nueiti, ne? Laužom taisyklės. Airam dabar laukiam, pačių vėluos vis tiek jie. Jau Jankevičių matėm. Galvojau dar nusifotkint paprašyti, bet tai kažkoks surūgęs buvo. Kol negadins nuotaikų žmogui. Tai ką, Vytai, 100 metų? 3 metai. O, 3 metai. O, atsimeni dar? Ką? Ar? Ta! Nu? Gerai, taip. Mano antros dalies neatsimeni. Nu, nesvarbu. Gerai, tai sveikas atvykęs į savo darbvakarį. Norėtumėm pradėti. Taip, Dominikai, pirmiausia persirengiame. Ką? Ten nori rasi. Čia? Taip. Va, jau po visko. Tau patiko? Jis taip išvažiuoja labai. O patiko? Oi, nemačiau. Ką ar patiko? Jo, man net antrą dalį šitą buvo geresnė jaučiu. Nes ten buvo dabar. Nebeprisimeni. Aš tai prisimenu. Bet šitą buvo geresnė. Aišku, mes atsisėdom net ne į savo vietas, bet ten tos vietos, kur mes dėjomės, net brangesnės, man rodos, buvo. Ten tos ir buvo po 2-4. Bet nebuvo pilna salė, tai gal kur atsėdom savo stylą žodžiu.